labas rytas. Gudaičiai pasiruošė į savo pirmą kelionę su savo namų kontratu. Didelį namų kontratą. Sekit Laukit mus. nuotykių. Gerų nuotykių. Tik gerų nuotykių. Nu va, pravažiavom Lazdijus pirmą stotelę, prisipylėm kuro, važiuojam toliau, kita stotelė Biedronka. Kaip lietuviai be Biedronkos. Prasidėjo ir tęsiasi, va visi raudoni. O karšta. Aha, karšta, visiems karšta, nes apturėjom biškį stresiuko. Karoči, važiuojam ir girdim garsą. Vaistai, šnypščia kažkas tai. Autostradoje net avarinės juostos nėra, laukiam progos sustot, kad suprasti, kas čia kur čia šnypščia. Nes bendram triukšme nesupratom, iš kur tas šnypštimas. Sustojam iš po sėdynės, pučia orą, mano sėdynė tokia labai komfortiška, bet prakiuro vamsdelis ir pradėjo leisti orą iš visos autobuso sistemos. Sustojom, susiremontavom, nusiprausiau rankas, važiuojam toliau. Jo, susiremontavom. Jo. Tai čia toks, žinai, menkas gedimas, bet aš jaučiuosi stipriai, padrasinančiai. Jo, kai Sandra pakišo ranką po sėdynę ir suprato, kad iš po sėdynės pučia orą. Taip. Ir dar važiavo prieš kokią 100 kilometrų ir trinasi ten su tom sėdynės, kur tu baigsi trintis, važiuok tu. Tai va prisitrynė, kad net vamsdelį sutrynė. Tai siaubas kažkoks, tai dabar liepiau sėdėti ir net nejudėt. Ir nebesdėt liepiau jam. Smiltė sakė, man valerijono reiks. O man tai jaučiu reiks kažko irgi, bet ne valerijono. Kažko suaugusių iš lašų. Va. Sustosim, pavalgysim pietus. Nu, aišku, pietukai, kažkas labai pietukų nori. Jau Lietuvoje pietukai seniai praėję, bet mums laikas truputėlį eina kitaip. Negąsdink šu. Kas valgo lazaniją, o kas valgy salotas. Tai va. Čia lazanija su salota. O čia lazanija su salotom, Smiltė sako. Nu, teisingai sako. Kad kelias nedulkėtų, čia viena iš Sandros klienčių davė tokią mintį, kad kelias nedulkėtų, reikia krikštą padaryti. Tai va sustojam degaliniai ir Smiltė nori padaryti krikštą. Hello, Vroclav! Atvykom į Vroclavą. Nu ką, turistai? Lituano. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Większe miasto. Kas pieta? Nu tai papasakokit, kur palikom autobusą. Biškai pasimakaliojam po centrą. Pasidžiaugiam visi kartu, kad nenuvertėm nei vieno stulpo.
Mes susidūrėm su tramvajais. Ir pirmoje vietoje nebuvo vietos. Antroje vietoje radom. Per 6 vietas pasistatėm autobusą. Ir... Gerai. Dar žiūrkę. Čia yra turgaus aikštė Vroclavo, daug maisto, daug kvapų, kvepia vafliais, saldžiais popkornais ir karštu vynu. Pažiūrėkite į šitą vaiko veidą, kuris yra panašus į šuniuko, kuris kažko nori. Įspūdžius. Pasiklydau. Taip išėjai tokia, eik tu savo, pasiklydau, eik tu savo, o dabar... Tie tuneliai. Tipo, ten kai eini, tai ten tiesiog krenti. Aš ten voliojausi, žiauriu, visas kelias įsivaizdu. Matėm, kad voliojasi, nespėjau tik nufilmuot. Pažiūrėk. Prieš tus sakinius kaip. Ir viskas va tai va. Geras. Ir ten nieko nesimato. Wow, parodyk dar kartą. Geras. O eik tu savo. Oi, oi, oi. Nežinau. Aha, viskas mirksi, žypsi. Turi vyglądą biednį. Grįžom į viešbutį. Savo kažko liejasi mano vaizdas. Niks neapvogė. Nueinam pažiūrėsim, ar niks neapvogė. Ūžė šildymo sistema, veikia, dirba. Pasižiūrim. Viskas gerai. Šiąnakt miegosim čia. Aikšteliai. Beveik Vroclavo centre. Ten toli matosi kemperiukas stovi, irgi kažkas tai miega. Pita, pavargai ir tu šiandien. Einam miegot? Prašom, užeikit. Einam. Namo. Prašom. Tu čia darai? Filmuoju Gudaitį. Tai ką? Nu va. Žmonėms žadėjau parodyti kasdienybę, tai rodau, ką valgo žmonės. Grįžę po ekskursijos trumpos ir visos dienos kelionės. Nu, Lietuvos laiku tai yra kiek? 10:30, čia yra 10:11. Tai va. Matot, ką valgom. Easy viskas. Žemiškai. Saliamis. Bet ožkos sūris svarbiausia. Svarbiausia tai ožkos sūris. Va. Avinžinių humusas. Humusas. Ir agurkas. Agurkėlis. Ir dovanų vežtas šakotis, kuris sulūžo. Vežėm dovanų, galvojam, gal kažką sutiksim, bet greičiausiai bus suvalgytas dėl to, kad sulūžo visas. Kur rytoj važiuojam? Į Štutgartą. Štutgartas. Kita stotelė Štutgartas. Porsche muziejų norime aplankyti. Greičiausiai, tikėkimės, man pavyks aplankyti. O mes su Smilte nusprendėm pasidaryti mėtų arbatytės. Sakėm, kad geriau miegotumėm. Užsimaskavom, užsidarėm viską, užsirakinom
ir eisim gultis. Vita, eisim miegot. Kur miegosi šiandien? Aha, jaučiu, kad savo bokse tai nemiegosi, ne? Jaučiu, smiltės okupuosi pusę lovos. Aha, taip. Eik ėsti ir tu paėsk, visą dieną mažai valgiai. Eik atsigersi. Pirma diena baigta. Kol kas atrodo viskas neblogai. Tik tai akys išvarvėja.